Sveiki. Norėjau padėkoti visiems, kad skirti laiką, išklausyti, kas yra naujo BankFit naujausioje versijoje. Ir Aistė BankFit konsultantė pristatys, perės per funkcionalumus, per atnaujinimus, tai, ką padarėme. Tai sveiki visi, dėkui, kad prisijungėte. Tai aš šiandieną jums papasakosiu, kas naujo 23 BankFit versijoje. Ir nieko nelaukdama pradėsiu. Tai šioje versijoje mes pristatome patobulintą ir supaprastintą atpažinimo procesą. Taip pat pridedame naują pažangų atpažinimo įrankį. Šioje versijoje yra patobulinta funkcija praleisti registravimą, pridėta nauja funkcija automatiniam registravimui, buvo atlikti nustatymų vedlio pakeitimai ir taip pat kitų pakeitimų, kuriuos aš jums taipogi papasakosiu ir parodysiu. Tai pradėkime nuo patobulinto mokėjimo atpažinimo proceso. Tai pagrindinis pasikeitimas yra tas, kad nuo šiol BankFit atpažinimas vykdomas yra žurnalo eilutėse, nebe išrašo eilutėse. Tai turbūt daugelis iš jūsų atsimenate procesą, kuomet atlikdavome atpažinimo nustatymus, vykdydavome atpažinimą išrašo eilutėse, tada keliaudavom į žurnalo eilutes, jas visas trindavome ir paleisdavome funkciją apdoroti išrašų paketus, kad iš naujo gautume eilutę žurnale. Tai šį procesą galime pamiršti, nes nuo šiol pagrindinis pasikeitimas ir yra BankFit naujoje versijoje, kad atpažinimas nuo šiol yra vykdomas žurnale. Tai štai čia šioje schemoje galite matyti, kokie yra pasikeitimai. Taip pat šioje versijoje buvo pridėtas naujas stulpelis žurnale, atpažinimo būsena BankFit ir mes pristatome 6 naujas atpažinimo būsenas. Tai pirmoji jų būtų vykdoma. Turime 2 pabaigtą būsenas, 2 reikia pataisyti būsenas ir 1 pataisytą rankomis. Tai dabar šiek tiek apžvelkime viską Business Central sistemoje ir keliaujame į žurnalą. Tai štai čia kairėje pusėje matote naująjį stulpelį atpažinimo būseną BankFit ir šviečia visos naujos atpažinimo būsenos. Tai trumpai apie kiekvieną iš jų. Tai pabaigta paryškintomis raidėmis, ši būsena reiškia, kad atpažinimo procesas buvo sėkmingas, buvo atpažintas pirkėjas ar tiekėjas, rastas dokumentas ir buvo įvykdytas gretinimas. Pabaigta būsena neparyškintomis raidėmis reiškia, kad buvo atrastas pirkėjas ar tiekėjas, tačiau neįvyko gretinimas. Tai kokie atvejai gali būti, galbūt dokumentas dar neregistruotas ar jau nebėra atviras, tai reikėtų pasitikrinti. Kita būsena reikia pataisyti raudonomis paryškintomis raidėmis. Tai ši atpažinimo būsena reiškia, kad atpažinimo procesas yra nesėkmingas ir reikia tokią eilutę patiems pasikoreguoti ir pasižiūrėti. Reikia pataisyti neparyškintomis raidėmis. Tai šiuo atveju atpažintas tiekėjas ar pirkėjas, pavyzdžiui, pagal banko sąskaitą, tačiau nebuvo rastas joks dokumentas pranešime gavėjai ir nebuvo atliktas gretinimas. Tai tokiu atveju reikėtų sugretinti rankiniu būdu. Taip pat yra būsena pataisyta rankomis, tai jeigu vartotojas pataiso kažką eilutėje, iš karto būsena pakinta į pataisytą rankomis. Tai grįžtame į pristatymą. Tai dabar, kur mums matyti, koks tas atpažinimo rezultatas yra, tai šioje versijoje mes pristatome naują FactBox žurnale, kuris yra papildytas atpažinimo duomenimis. Taip pat nuo šiol yra galimybė pasirinkti vieną iš 2 atpažinimo rezultatų. Kaip jau minėjau, buvo pridėtas papildomas pažangus atpažinimo įrankis, tad rezultatai, jeigu atpažinimo procesas sėkmingas, gali būti 2. Tai trumpai, ką galime rasti šiame FactBox? Tai kokius rezultatus? Tai atpažinimo rezultatus, tipus, patikimumo įvertį, atpažintus dokumentus ir taip pat turime galimybę pasirinkti vieną iš atpažintų rezultatų. Tai trumpai šioje skaidrėje noriu papasakoti įžanginį
įžangą apie šį FactBox. Tai šiuo atveju, šiame pavyzdyje mes matome, kad atpažinimo rezultatus mes turime 2. Ir dabar kaip atpažinti, kuris atpažinimo rezultatas yra kurio atpažinimo įrankio. Tai jeigu jūs matysite atpažinimo tipą tiekėjas pagal atpažintą dokumentą arba teksto susiejimo su sąskaita, tai yra mums jau pažįstami atpažinimo tipai, tai galime žinoti, kad šis rezultatas yra gautas BankFeed atpažinimo įrankio pagalba. O jeigu matysite tekstą panašumą, šaltinis nenurodytas, tai galite žinoti, kad tai yra naujojo atpažinimo įrankio rezultatas. Taip pat šiame FactBox matysite atpažintus dokumentus ir naujas dalykas toks pridėtas, tai yra pasitikėjimo įvertis. Tai pirmoje dalyje FactBox jūs matysite rezultatą, kuris yra priimtas. Tai bus rezultatas, kuris turės aukščiausią įvertį. Aukščiausias įvertis galimas yra vienetas. Ir jeigu reikšmė yra artima vienetui, tokiu rezultatu mes siūlome pasitikėti. Tačiau jeigu įvertis yra, pavyzdžiui, 0,5, tokį rezultatą mums jau reikėtų papildomai pasitikrinti. Tai grįžtame į Business Central sistemą ir dabar, ką noriu paminėti, kad judant iš eilutės į eilutę, informacija FactBox kinta. Ir dar yra pridėtas, manau, šis funkcionalumas jums labai patiks, tai yra galimybė atsidaryti susijusią informaciją su atpažinimo rezultatu. Tai pavyzdžiui, jeigu yra atpažintas pirkėjas pagal atpažintą dokumentą, mes galime paspausti ant šitos eilutės ir bus atidaryta susijusi lentelė, tai yra pirkėjų knygos įrašai. Ir mūsų žymeklis stovės ant tos eilutės, kuri yra susijusi. Tai jeigu, pavyzdžiui, būtų atpažinimas pagal teksto susiejimą su sąskaita, tai būtų atidaryta teksto susiejimo su sąskaita BankFeed lentelė ir su žymekliu ties tuo tekstu, kuris padėjo šią eilutę mums atpažinti. Tai kaip jau minėjau, nuo šiol mes turime galimybę pasirinkti vieną iš rezultatų. Tai dabar paimkime vieną pavyzdį. Sakykime, čia mes norime pasirinkti kitą rezultatą. Ta padaryti mes galime ant 3 taškiukų paspaudę ir paspausti priimti. Ir pagal mano parinktą rezultatą eilutėje pasikeičia informacija. Taip pat noriu paminėti, kad nustatymuose yra nustatyta, kad mes priimame BankFeed atpažinimo įrankio rezultatą. O pažangaus papildomą atpažinimo įrankį atpažinimą mes vykdome. Ir šis įrankis su laiku, stebėdamas jūsų darbą, kaip jūs gretinate įrašus, turėtų jo rezultatas vis gerėti ir po kurio laiko šiame nustatymuose, integracijos nustatymai BankFeed, bus galima pasirinkti, kad mes ir šio atpažinimo įrankio rezultatus norime priimti. Grįžtame atgal į skaidres. Taip pat yra pristatyta galimybė atpažinimą pakartoti tiesiogiai žurnale. Tai šis funkcija yra labai patogi. Tai, sakykime, aš gavau mokėjimus ir pastebėjau, kad yra pasikartojantis tekstas pranešimo gavėjoje laukelyje ir galiu atlikti papildomus atpažinimo nustatymus, teksto susiejimą su sąskaita. Įklijuoju tekstą, pasirenku DK sąskaitą. Ir dabar man reikia patikrinti, ar mano taisyklė galioja, ar veikia. Tai kaip pakartoti atpažinimo žurnale, tai mums reikia pasižymėti reikiamą eilutę ir spausti vykdyti atpažinimą BankFeed čia viršuje. Ir man net nespėjus atnaujinti, mes jau matome rezultatą. Atpažinimas pavyko, tačiau rezultatą atnaujinti, jeigu mes norime, reikia spausti F5. Taip pat, jeigu norite vykdyti atpažinimą daugiau eilučių nei vienai, mums reikia pasižymėti jas. Tai galima pasirinkti daugiau ir pasirinkus vykdyti atpažinimą. Tai
atpažinimas bus atnaujinamas tik eilutėms, kurios yra pažymėtos. Taip, tai buvo atlikti pakeitimai Bankvit nustatymo dalyje ir nuo šiol mes nebeturime galimybės pasirinkti nustatymą, praleisti tiekėjų mokėjimus ir dabar mes turime tai atlikti su nauju funkcionalumu patobulintu, praleisti registravimą. Tai ką mums reikia daryti, tai pirmiausia, mums reikia nusistatyti, kurioms eilutėms mes norime, kurias norime eilutes praleisti registravimą. Ta padaryti galima integracijos nustatymai Bankvit puslapyje, atpažinimo valdymas, taip pat teksto susiejimas su sąskaita. Tai pasižiūrėkime, kaip tą padaryti. Keliaujame į nustatymų sąrašą, integracijos nustatymai Bankvit, veiksmai, atpažinimo valdymas. Ir štai čia šioje lentelėje mes, sakykime, kaip pavyzdys, norim praleisti visus mokėjimus tiekėjams. Tai mes turime pasirinkti visus atpažinimo tipus, kurie mums padeda atpažinti, kad šie mokėjimai yra tiekėjams. Ir ties stulpelyje praleisti registravimą turime pasirinkti tiekėjas. Ta dabar ir aš padarysiu. Taip. Ir taip pat yra galimybė teksto susiejime su sąskaita. Tai čia tiktų pavyzdys, pavyzdžiui, mes norime praleisti mokėjimus, kurie, tarkim, yra su pasikartojančiu tekstu atlyginimas, ar ne? Tai aš tokio pavyzdžio neturiu, bet turiu pavyzdį su mokesčiais, tai tokį mes ir pasidarysim nustatymą, praleisti registravimą stulpelyje. Tai eilutė mokesčiai, pažymime praleisti registravimą ir grįžtame į žurnalą. Tai ką mums dabar reikia padaryti? Mums reikia pakartoti atpažinimą ir atnaujiname paspaudę F5. Kartojame kitose eilutėse. Spaudžiame F5 ir spaudžiame F5. Ir dabar matome, kad mes turime dvi pavyzdinės eilutes. Tai šioje eilutėje yra mokėjimas tiekėjams, jis buvo atpažintas ir užsidėjo stulpelyje praleisti registravimą varnelę. Tai aš pasižymėjau, kad šią eilutę aš norėsiu praleisti registravimą. Taip pat šita eilutė mūsų su tekstu mokesčiai, taip pat pažymėta, kaip praleisti registravimą. Taigi mes pasižymėjome eilutes, kokias norime praleisti. Ką mums reikia daryti toliau? Mums reikia nuspręsti, kaip mes norime tokias eilutes, kurias norim praleisti registravimą, apdoroti. Tai yra keli būdai. Tai vienas iš jų galima nusistatyti, kad tokios eilutės būtų automatiškai perkeltos į registruotus įrašus. Kitas variantas yra, galime žurnale šias eilutes perkelti į registruotas išrašo eilutes, arba galima tiesiog registruoti žurnalo eilutes ir pažymėtos eilutės praleisti registravimą nesukurs jokių papildomų įrašų. Tai dabar padarykime, perkelkime eilutes panaudoję funkciją, jos jau yra pažymėtos, kurias eilutes mes norime perkelti ir tiesiog panaudojame funkciją perkelti eilutes. Ir matote, sumažėjo eilučių skaičius mano žurnale. Tai mano pažymėtos eilutės buvo perkeltos į registruotų išrašo eilučių sąrašą. Galime patikrinti. Ir štai matote, mūsų eilutės yra perkeltos, jos turi požymį praleistas registravimas. Taip pat mes galime nusistatyti, praleisti registravimą ir eilutes perkelti automatiškai į registruotų išrašo eilučių lentelę su šiuo nustatymu. Tai kaip viskas tada vyksta? Tai žurnalo eilučių kūrimo momentu, kada yra vykdomas atpažinimas, yra atpažįstamos eilutės, kurios yra kaip pavyzdys mokėjimai tiekėjams ir jos iš karto automatiškai yra perkeliamos į registruotų išrašo eilučių lentelę. Tai reiškia, kad mes žurnale jų net nematome.
jos iš karto atsiduria čia. Taip pat buvo atlikta pakeitimų apdoroti išrašų paketus BankFeed funkcijoje. Nuo šiol nebeliko nustatymo, kad mes norime registruoti eilutes automatiškai. Tai šiam darbui mes atlikti nuo šiol turime susikurti darbų eilės įrašą, registruoti žurnalų paketus BankFeed. Tai kaip ir seniau mes galime pasirinkti, kokias žurnalų eilutes mes norime registruoti automatiškai, tai tik atpažintas ar ir pilnai sugretintas. Ir dabar atsirado naujas patobulinimas, kad mes galime filtruoti, kurios žurnalo paketus mes norime registruoti. Jeigu mes į šį filtrą neįrašysime nieko ir paliksime tuščią, tai bus registruojami visi žurnalų paketai, bus registruojamos visos žurnalų eilutės atpažintos ir pilnai sugretintos. Tai aš jau paminėjau funkciją apdoroti išrašų paketus BankFeed. Tai šį pavadinimą taip pat galime pamiršti, nes nuo šiol ši funkcija yra vadinama apdoroti sąskaitas BankFeed. Ir šios funkcijos užklausos lange mes turime kelis tik tai pasirinkimus, tai yra gauti išrašų paketus ir nuskaityti išrašų paketus. Taip pat ši funkcija nuo šiol atlieka turimų prijungtų sąskaitų patikrinimą ir būsenų atnaujinimą. Taip pat, kaip minėjau, nebeliko mūsų funkcijos registruoti žurnalų paketus automatiškai, mums reikia nusistatyti darbų eilės įrašą į puslapyje darbą, kad šis registravimas įvyktų. Taip pat buvo atlikta nustatymų vedlio inicijuokite BankFeed prijungimą pasikeitimų. Tai nuo šiol prijungimas prie banko prasideda nuo jūsų norimo banko pasirinkimo iš banko institucijų sąrašo. Tai pradedame nuo to, kad pasirenkame, jeigu reikalinga šalies regiono kodą, pasižymime gauti operacijas, siūsti pavienius mokėjimus ir siūsti masinius mokėjimus. Funkcijos šiuo metu nėra aktyvios dar. Tuomet filtruojame jums reikalingą banką, atnaujiname paspaudę Enter ir pasirinkę banką spaudžiame toliau. Ir toliau prisijungimas prie banko vyksta įprastu būdu. Tai apibendrinant, nustatymų vedlio inicijuokite BankFeed prijungimą, pagrindiniai pasikeitimai yra tie, kad nuo šiol mes nebeturime galimybės nustatyti, praleisti mokėjimus tiekėjams šiame nustatymų vedlyje. Nuo šiol mes šį praleisti mokėjimus nustatymą valdome per kitą funkciją. Ir taip pat prisijungimas prie banko prasideda nuo banko pasirinkimo iš banko institucijų sąrašo. Taip pat yra atlikta kitų papildomų pakeitimų. Tai pirmas būtų prijungtų banko sąskaitų puslapio atnaujinimas. Tai pažvelkime Business Central sistemoje. Tai seniau čia turėjome dvi funkcijas, nuo šiol turime 4. Tai pirmoji būtų prijungti sąskaitas, tai yra greitas inicijuokite BankFeed prijungimą vedlio pasiekimas. Taip pat ankstesnėse BankFeed versijose, kiekvieną kartą, kai atidarydavome šį puslapį, mes galėdavome pasitikrinti savo banko sąskaitos likutį realiu laiku. Tai nuo šiol, norėdami pasitikrinti sąskaitos likutį šią akimirką, mes turime paleisti funkciją atnaujinti sąskaitas, kuri iššaukia funkciją apdoroti sąskaitas BankFeed. Tai dabar ir padarysime tą. Ir matote, mano likutis atsinaujino, buvo 20,40 €, dabar 40,40 € ir laikas taip pat pasikeitė. Toliau, kaip ir seniau, išlieka galimybė prijungti sąskaitas iš naujo šiame puslapyje ir taip pat atjungti sąskaitas. Tai kitas pakeitimas buvo patobulintas BankFeed nustatymų sąrašas. Tai eikime į nustatymų sąrašą. Ir kaip matote, dabar nustatymų sąrašo puslapis yra suskirstytas į skyrelius. Tai pirmasis būtų inicijuokite BankFeed prijungimą, nuo ko mes pradedame BankFeed naudojimą. Tuomet visi nustatymų puslapiai.
papildomas informacinės lentelės ir iš šio puslapio galime pasiekti darbų eilės įrašus. Toliau yra naujas nustatymas atsižvelgti gretinimą su seniausiu. Tai jeigu jūs naudojate standartinį Business Central pirkėjų tiekėjų gretinimo būdą sugretinti su seniausiu, tai naudojant šį nustatymą, jį aktyvavus, sistema patikrins, koks gretinimo būdas yra naudojamas ir aptikus nustatytą standartinį gretinimo būdą sugretinti su seniausiu, bus ignoruojami BankFeed atpažinimo nustatymai ir išlaikytas standartinis gretinimo būdas. Tai kur šį nustatymą galima rasti, tai yra nustatymų sąraše, integracijos nustatymai BankFeed. Ir štai čia yra nustatymas atsižvelgti į gretinimą su seniausiu. Toliau nauja yra galimybė pasiekti išrašą eilutes žurnale. Tai kartais mūsų vartotojams reikia pasitikrinti pirminę operacijos informaciją. Tai kaip pavyzdys būtų, sakykime, mes norime atlikti atpažinimo nustatymą ir norime pridėti banko sąskaitą pirkėjo ar tiekėjo kortelėje. Tai seniau keliaudome į išrašą eilutes, kuriuose ieškodame tos banko sąskaitos ir dažniausiai užtrukdavome. Tai šioje versijoje mes turime galimybę pasirinkti eilutę, kurios norime pamatyti pirminę informaciją, kuri yra išrašo eilutėse. Pasirenkame viršuje eilutę ir išrašo eilutę BankFeed. Ir atsidaro štai tokia lentelė, daug patogesnė vartotojui ir mes galime greitai surasti informaciją, kurios mums reikia. Toliau buvo papildytas rolių sąrašas, kuriuose galima matyti BankFeed veiklas pagrindinėme rolės centre. Tai šis noras buvo iš klientų mūsų girdėtas daug kartų. Tai dabar nuo šiol BankFeed veiklas matysite šiose rolėse ir galėsite prisidėti BankFeed veiklas rolės centre, naudodami personalizavimą šiose rolėse. Taip pat atliktas nustatymas, kad jeigu vartotojas neturi priskirtų superteisių arba priskirtų BankFeed funkcionalumų naudotis reikalingų teisių, tai toks vartotojas nematys BankFeed veiklų rolės centre ir naudodamas paiešką negalės rasti BankFeed puslapį. Tai vienintelis puslapis, kurį toks vartotojas ras, tai yra inicijuokite BankFeed prijungimą. Tai tiek. Ačiū, Aistei. Tai labai tikimės, kad jums patiko šis webinaras. Iš tikrųjų, naujausioje BankFeed versijoje tikrai yra labai gerų ir naudingų atnaujinimų, patobulinimų. Labai skatiname jūs atsinaujinti jūsų BankFeed versiją ir pradėtis naudoti naujausią. Ačiū, kad dalyvavote. Iki susimatymo kituose webinaruose. Ačiū, iki.